Senai besimatėm jau. Laikas bėga greitai. Bet yra proga šiandien pasišnekėti labai rimtą temą. Bet vakar 35 metai sukako Sąjūdžio suvažiavimui, o rytoj Lietuvos konstitucijos diena. Ir aš prie abiejų įvykių prisidėjau. Tamsta, reiškia, su abiem įvykis tampriai susijęs, o šiandien tiek daug įvairiausių norų tą konstituciją vis perlipti ir jau perlipta ne kartą. Dabar vėl artėjom prie turto beveik nacionalizavimo. Tai pasidalinkite savo mintimis. Tai labiau, kad aš puikiai pamenu tuos laikus ir mes pridėsime jūsų kalbą tam suvažiavime, kada, turbūt vienas iš tokių radikaliausių buvo pasisakymų. Oi, ne. Iškart nesutinku su tokiu. Gerai, bet aš dar pabaigsiu, jūs tada pasakysite. Ir noriu štai, kad dar būtinai pabrėžti, kad jūs aiškiai buvote tarp tokių pačių labiausiai radikalių. Vėl jūs tą žodį vartojate. Man taip atrodė. Jeigu 2 × 2 yra 4 yra radikalu. Ir nepatekote į tarybą, todėl kad ten, matai, balsų skaičiavimas buvo labai įdomus. Užtas. Tai va dabar, kad tik yra proga jums prisiminti tos dalykus, tai labiau, kad daugybė mūsų jaunuolių ir merginų, kurios dabar jau perėmė Lietuvos valdymą, dar tuo metu tik tai su trumpom kenytėm būdavo ir tai, ką dabar daro, taip sakant, tokiais bolševikiniais metodais, mesgi juos puikiai pažinojame. Tai va, prisiminkim tos laikus. Taip, 35 metai praėjo man asmeniškai, sakyčiau, didelio darbo režime. Darbo ta prasme, kad perskaityta galybė literatūros įvairiausios. Susipažinta su daugybė idėjų, su daugybė versijų, kasgi atsitiko tada Tarybų Sąjungos pabaigoje, kas buvo Sąjūdis, galybė versijų. Ir turbūt, aišku, aš tada buvau per jaunas, kad ką nors taip jau detaliau suprast, mes gyvenom daugiau emocijom, viską matėm gana, kaip aš dabar žiūriu iš savo metų aukštumos į patį save, aš buvau ganėtinai naivus daug kur. Daug kur ne, bet savotiškai ir linkęs atleisti savo. Nes neturėjom galimybių, neturėjom informacijos, neturėjom prieimo prie informacijos. Nors toks tipelis kaip aš, mes turėjom kolektyvinę biblioteką keliese Kaune, mes turėjom literatūros, kuri šiaip buvo tarybiniam žmogui neprieinama, bet štai kokią aš išvadą padariau per šitos 30 metų, pagrindinė, kad pasaulyje, o ir konkrečioj šaly, retai kada įvykiai klostosi patys savaime. Jeigu jų kas nors neorganizuoja, tai ir nevyksta. Ir dėl to per šitą prizmę, jeigu pasižiūrėjus į Sąjūdžio epochą, kas tai buvo, ko buvo siekiama. Tai, akivaizdu, kad tuometinė Kremliaus valdžia siekia pertvarkyti pačią sąjungą. Nes buvo aišku, kad ta sistema buvo supūs visiškai. Žmonės kalbėjo vieną, galvojo kitą, darė trečią ir svarstė dar ketvirtą. Buvo visiškai toks veidmainiškas gyvenimas. Grįžtame tos laikus, ne? Taip, kažkas panašaus ir dabar yra. Pabaigoje mes prieisim prie šito, jūsų pastabos prie šitos. O tada atrodė, kad reikia iš tikrųjų kažką daryti, nes visiška kažkokia beprotybė buvo tuometinis gyvenimas. Ir buvo sumanymas pakeisti pačią sąjungą, tai vienas dalykas, bet labai panašu, aš vartoju žodį panašu, į tiesą ir tai, ką aš esu perskaitęs įvairiausių šalių filosofų, politinių filosofų samprotavimuose. Labai panašu į tai, kad kažkur apie 70 metus Tarybų Sąjungos komunistinė viršūnė ir vakarų Europos elitas politinis, pirmiausia vakarų Vokietijos politinis elitas, kūrė planą bendro gyvenimo ir bendros politinės ir ekonominės erdvės nuo Vladivostoko iki Lisabonos. Jūs turbūt esat nekartą girdėjęs šitą terminą, ar ne? Pirmą kartą jį paminėjo berods De Gaullis, prancūzų prezidentas, dar 60 metais. Ir labai panašu, kad šitas projektas buvo gyvybingas
Ir ko jo buvo siekiama? Pirmiausia, buvo siekiama, kad vakarų Europą nusikratytų Jungtinių valstijų spaudimą. Nes Jungtinių valstijų karinės bazės šiuo metu yra Vokietijoje keliasdešimtyje vietų. Anglija turi karinės bazės Vokietijoje. Ir iš esmės Vokietija nėra savarankiška valstybė ir po 45 metų niekada tokia nebuvo. Kaip ir visa vakarų Europa. Ir aš esu per šitos 30 metų prisiskaitęs galybę versijų va šitame kontekste. Ir buvo sutarta pačių aukščiausių lygmenių Kremliui ir vakarų Europos politiniame elite, kad reikia suvienodinti sistemas ekonominės sąjungos ir Europos ir kurti tą bendrą ekonominę ir politinę erdvę nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Ir čia Jungtinėm valstijom vietos nėra. Ir štai, jeigu jūs pasižiūrėtumėt į sąjūdžio istoriją, turbūt galima 35 metam praėjus jau dabar blaiviai žiūrėti, arba kitaip pasakyčiau, šiek tiek blaiviau, nes iki galo mes niekada nežinosim visų paslapčių. Bet, kaip vadinosi sąjūdis oficialiai? Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Kas tai buvo? Tai buvo Gorbačiovo paskelbta perestroika. Kitaip sakant, pertvarkyti Tarybų sąjungą. Niekas nesiruošė išeiti iš Tarybų sąjungos sąjūdžio šitam judėjime. Niekas gal ne tas žodis, bet nebuvo tas deklaruojamas kaip tikslas. Ir jeigu jūs šiandieną atsiverstumėt sąjūdžio Seimo, jau sąjūdžio Seimo priimtą Lietuvos konstituciją, naują, po kuria yra visi veikėjai sąjūdžio, visos garsiausios sąjūdžio pavardės yra ten, po šitą konstituciją. Kągi toj konstitucijoje mes matom? Preambuliai, konstitucijos preambulė yra pasakyta taip. Tai yra 88 metai. Spalis, lapkritis. Taigi štai, preambuliai pasakyta. Lietuva naujame istorijos etape kūrė valstybę TSRS sudėtyje. Ir 64 šitos konstitucijos straipsnis kalba apie naują sąjunginę sutartį. Štai, va čia ir matosi sąjūdžio ir tų, kurie tą sąjūdį organizavo, ne Lietuvoje. Aš ne veltui pradėjau nuo to, kad niekas nevyksta, jeigu kas nors to neorganizuoja. Tam ir buvo visi šitie liaudės frontai visoje Tarybų sąjungoje kuriami, kad būtų pertvarkyta sąjunga, būtų sudaryta nauja sąjunginė sutartis ir nieks negalvojo, kad sąjunga subirės. Beje, už šitą konstituciją pirmam sąjūdžio Seimo posėdį, jinai buvo pristatyta pirmam sąjūdžio Seimo posėdį, nebalsavau tik aš ir Audrius Butkevičius. Ir tada aš klausiau, dar tuo metu menkai man pažįstamų, garsių labai žmonių Vilniaus. Sakau, kam jūs balsuojate už tą konstituciją, kuri nieko nekeičia? Tas yra sudėtis lieka, sąjunginė sutartis lieka. Kodėl jūs balsuojate? Man sakė, reikia apgauti rusus, reikia apgauti Maskvą. Tai sakau, jūsgi patys man aiškinat, kad sėdi saugumiečiai visur, viskas žino, ir dabar jūs ruoštės jūs apgauti taip primityviai. Man tas buvo nesuprantama jaunam žmogui atvažiavusiam iš kaimo. Nes Kaunas Vilniečio akimis visada buvo kaimas. Taksas, kitaip sakant, čia kaitsite gali, mes čia Vilniuje viską žinom. Taigi štai, dar sykį fiksuojam. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis paruošė konstitucijos projektą, kurio preambulė yra TSRS sudėtis ir 64 straipsnis kalba apie naują sąjunginę sutartį. Ir taip mes ateinam iki rinkimų į aukščiausią tarybą. Kaip sakiau, čia verta paminėti turbūt sąjūdžio suvažiavimo, kurio jubiliejus kaip tik ir yra šiomis dienomis. Ir turbūt verta gal ir apie tą mano kalbą porą žodžių pasakyti, jeigu jau taip. Taip, kadangi ta kalba tokia buvo krestelėjusi. Tai dabar žiūrėkit, kada buvo svarstoma, kas kalbės suvažiavime sąjūdžio, Kauno grupiai, man buvo neleista pasisakyti, nes, kaip jūs ir sakot, jis radikalus per daug. Ir kasgi darėsi pirmo sąjūdžio suvažiavimo dieną 22 spalio.
88 metų. Kalba vienas po kito ten kalbėtojai iš tribūnos ir kas porą trejetą valandų visi skanduoja Algirdai, Algirdai, nes ten sėdėjo Brazauskas, Šepetys, visa tuometinė tarybų valdžia. Centro komitetas. Visas centro komitetas garbės svečiais buvo. Aš sėdžiu jaunas žmogus iš Kauno atvažiavęs ir klausiu savo kolegų. Klausysiu, kas čia daros? Mes atvažiavom lyg tai griaut tarybų valdžią. Vienas dalykas, tarybų valdžia mums davė teisę čia susirinkti. Autobusus nupirko, kad mus atvežtų. Taip. Mes skanduojam jiem, taip sakant, šlavė, kas čia darosi. Aš naktį pasirašiau kalbelę ant tokio mokyklinio sąsiuvinio lapo, atėjau iš ryto jau antrą dieną, 23 spalio, atėjau į tą suvažiavimo salę. Ir tokiam Raimondui Bartusevičiam iš Kauno, sakau, žiūrėk, Raimondai, mes su juo kažkaip buvom, taip suprasdavom vienas kitą, sakau, žiūrėk, vakar reikėtų pasakyti, o ne tai, kas čia šnekam ir kas čia vyksta. O aš nenumatytas kalbėti. Bet jau mano dainos skambėjo. Jau aš. Pabūdom ir kelkimės, birželio ankstų rytą jau buvo nuskambėjusi. Sako, duok, aš gal surinksiu delegatų parašus, gal tau leisi išimties tvarka pasisakyti. Nes ten jau ne vienas taip pasisakė, neįtrauktas į tą bendrąją programą. O to labiau, kad jau kalbėjo Terleckas, jau kalbėjo ten kiti žmonės, jau jie pareikalavo referendumo dėl išstojimo iš sąjungos. Viskas nieko ten nebuvo, viskas tvarkoja. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Aš buvau Sąjūdžio politinės komisijos narys, nuo Kauno deleguotas. Ir ta politinė komisija suvažiavimo metu sporto rūmų užkulisiuose, ten kažkokiam kambarėlį, svarstėm Sąjūdžio programą. Ir aš tas jaunas kaunietis, atvažiavęs į Vilnių, apsuptas garsių Lietuvos pavardžių, klausau, ką jie šneka ir girdžiu, kad jie ir vykdo tą Lietuvos persitvarkymo programą. Toj programai nieko iš esmės tokio nėra, kas būtų labai prieš tuometinę valdžią. O tuo metu labai skambėjo Ribbentropo-Molotovo pakto tie visi reikalai. Reikia prisipažinti, kad aš jo nebuvau skaitęs, nes nebuvo kur tuo metu jį ir perskaityti. Ir aš buvau patikėjęs tą versiją, kuri, buvo sakoma, kad čia yra baisus dalykas ir taip toliau. Taip. Ir aš pasiūlau, sakau, čia toj programoje nieko tokio nėra, tai rašykim nors, kad Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vienas iš tikslų yra Ribbentropo-Molotovo padarinių likvidavimas Lietuvai. Na ir šiuo metu tas garsiausias žmogus sąjūdžio pažiūri mane, taip reiškia, kas čia dabar per kaimiečiai suvažiavę, ką jie čia taip ranką numoja, eik iš čia, ką tu čia dabar? Ne ant tokio papuolė. Ateina vėl ratas man kalbėti, aš vėl primenu tą patį reikalą, tada ant manęs pradedama šaukti. Tiesiog, ką tu čia vienu žodžiu atvažiavęs, čia kažkoks kaimietis čia sapalioja. Tada kažkokius ir ambicijos pas jauną žmogų sužaidžia ir visą kitą. Aš tada jau irgi gana kategoriškai pradedu aiškis, kas čia vyks. Tada sakoma, kad jeigu tas bus įrašyta į Sąjūdžio programą, tankai jau burzgia, viskas. Ir tu nori, kad čia tankai atvažiuotų. Tada aš sakau, klausykit, sakau, tarybų valdžia mums davė galimybę susirinkti sporto rūmuose. Leidžia mosuoti trispalvėm. Ar ne? Mes rašom naują konstituciją. Mums leido mūsų tautinį himną giedoti. Tai kad dabar dėl šitokio sakinio atvažiuotų tankai, sakau, aš negaliu to patikėti. Ir šitoje vietoje pats įdomiausias momentas, Dainiau. Kažkuris iš tų Vilniaus garsių žmonių, kai aš dabar jau bandžiau klausinėti, kai dar visi gyvi buvo, visi sako, tai buvau aš. Aš neatsimenu kuris, bet iš tų pačių garsiausių Vilniečių, išskyrus tai, aišku, patį garsiausią. Aš matau tą vaizdą, jis tai pakelia akinius ir sako, klausykit, gal tikrai tas jaunuolis teisus, sako. O dabar ta mūsų programa tokia kažkokia prieska. Iš tikrųjų, nors tą įrašysim, gal tikrai nieko neatsitiks. Tik jis savo šitą leido pasakyti
Ir visi kiti tikrai, nu ką čia dabar neįrašyti Ribbentropo pakto. Ir visas tas, nu kaip čia pasakyti, tas toks, iš esmės žavus sugebėjimas manipuliuoti žmonėmis, va to pačio garsiausio žmogaus. Jis dar tuo metu nebuvo pas garsiausias. Taip, jis tuo metu dar nebuvo, bet jis tos įgūdžius visada turėjo. Ir visa ta pompa jo sugriuvo ir šiandieną jūs atsiverskit Sąjūdžio programą, ten yra tas sakinys. Ribbentropo Molotovo padarinių lik ir niekas neatsitiko. Bet dabar grįžkim prie mano kalbos. Aš kaip tik toj komisijoje ginčinuosi su tuo garsiausiu žmogum Sąjūdžio, dabar, ne tada. Įbėga Algirdas Patackas į tą kambariuką, sako, pranešė, kad tau kalbėti reikės. Aš nieko nežinau, suprantu. Pasirodo, tas Raimondas Bartusevičius surinko tos parašus. Ir man išimties tvarka davė pasisakyti. O aš ten užkulisį nieko to nežinau. Nu, aš išbėgu iš tų ten užuolaidų, perskaitau tą savo kalbelį ir vėl nubėgu atgal tenai ginčytis dėl to programos to punkto, suprantat. O dabar įsivaizduokit salę. Salė sėdi, kaip tuo metu atrodė viskas. Paskelbiama kalbėtojo pavardė, jis iškilmingai lipa į tribūną, iš salės, jam plojama, jis pasako kalbą, jam plojama dar labiau, jam įteikiama gėlių, jis nusileidžia ir atsisėda. O čia iš kažkur išbėgo, pasakė, sukėlė kažkokį jovalą ir dingo. Man paskui amžinatilsį Petkevičius pasako, jis buvo organizacinio komiteto narys. Sako, programoje nėra tokio veikėjo. Išbėgo iš kažkur, dingo, jam susidarė pilnas įspūdis, kad čia kažkoks sąmokslas, suprantat. Beje, labai įdomus momentas buvo, kai aš baigiau, perskaičiau tą savo kalbą ir bėgu atgal ir tarp tų užuolaidų mane pasitinka Čekuolis. Ir taip paspaudžia ranką, nei vieno žodžio nesakydamas. Bet taip tvirtai paspaudė. Dabar galvoju, vis kažkaip užmirštų paklaus, ką jis norėjo tuo paspaudimu pasakyti. Nu, mes draugai. Nežinau. Nieks nemato, mes draugai, o jeigu pamatys, nu ką darysi, reiškia. Nu, vienu žodžiu. Ir aš grįžtu į tą komisiją, mes ten toliau ginčinomės, atsiranda tas punktas apie Ribbentropo Molotovo padarinių likvidavimą, niekas neatsitinka. Ir po to vyksta Sąjūdžio Seimo rinkimai, išrenkama yra 220 Sąjūdžio Seimo narių ir jie turi išrinkti Sąjūdžio tarybą. Iš 35. Iš 35 žmonių, o čia visas įdomumas ir prasideda. Kažkur apie 11 vakaro mes susėdam jau prie to balsavimo sporto rūmuose. Kaip tas atrodė? Mums išduodam yra tokie biuleteniai su 220 pavardžių. Ir mums reikia padėti kryžiukus prie 35 pavardžių. Mes tą atliekam per 10-15 minučių. Ir kažkur apie 11:30 aš atiduodu savo biuletenį, tokiam buvo ten kažkiek mergaičių, kurios turėjo suskaičiuoti ir paskelbti rezultatus. Nu, vienas kažkur apie 12 valandą tai turėjo būti jau žinoma. Ir mes sėdim, laukiam rezultatų. Kasgi čia ta taryba bus? Eina valanda, eina antra. Niekas nieko nepaskelbė. Išeina Medalinskas. Sako, tuoj, jau greit pranešim. Gerai, praeina dar valanda, vis tiek nieko. Vėl išeina Medalinskas į tribūną. Tuoj. Ir kažkur apie 4:30 ryto paskelbiamas sąrašas. Jau beveik salėje buvo žmonių nedaug likę. Ir kažkur apie ketvirtą ryto man jaunam žmogui tuo metu kilo daug minčių, kasgi čia vyksta. Ir štai per šitos 30 metų aš aiškinausi, kasgi ten vyko ir ką šiandien galiu gana patikimai konstatuoti. O paskui jūs, kiek žinau, turite ir dar iš savo pusės irgi tam tikrą žinojimą. Tai kiek aš suprantu, ir tuo labiau, kad man teko skaityti paskui jau Tarybų sąjungos lygmenyje išleistus potvarkius, kaip tie liaudės frontai būdavo kūrėmi. Škia pradinis tas masinis judėjimas, aišku, yra laisvas, visi juda, kurie nori.
Paskui va, toks kaip Seimas iš 220 žmonių. Jis turi būti jau sudarytas, kad ten kažkokia dalis turi būti kontroliuojamų žmonių. Tiesiog instrukcijas man teko skaityti. Saugumo, tarybinė saugumo instrukcija. O jau šito sąjūdžio Seimo vykdomasis organas, ta taryba, jau turi būti žmonės patikimi. Vienaip ar kitaip. Ir kiek aš suprantu, kadangi pakliuvo ne visi tokie, kokių reikėjo, va tada ir buvo tie ginčai, kuriuos išmest, kuriuos palikt. Kiek aš suprantu, ir aš ten buvau pakliuvęs į tą sąrašą. Nu, ir buvau pašalintas. Ir beje, kai grįžau namo, kažkur apie 7 ryto Kaune, jau prie mano namų stovėjo mašinėlė ir 2 vyrai akivaizdžiai. Ir nuo to laiko vis laik sėdėjo ten. Ne tie patys, kaip besikeitė. O iki tol nieko, aš nejaučiau jokio visiškai nei dėmesio savo, nei pavojaus. O grįžus atvirai sėdė, viskas jau buvo aišku, suprantat. Galėčiau papasakoti ir dar įdomesnių dalykų, bet jūs tiesiog nepatikėsit. Aš jums privačiai kada nors papasakosiu. Nu, aš manau, kad... O jūs, kiek žinau, irgi bandėte aiškytis, kągi veikia iki pusė 5. Man teko galimybė susipažinti su to metinio balsų skaičiavimo tos komisijos vadovu. Tai buvo matematikos profesorius, kuris tikrai išmanė skaičių dėlionės. Nu, jisai atvirai pasakė, kad ne viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Ten ta demokratija buvo valdoma ir atsirado žmonių, kurie visiškai buvo tokie parinkti. Vat, buvo išrinktų, bet buvo parinktų ir jisai jau tada suprato, kad bus taip, kaip reikia. Ir mes su juo šnekėjomės gerokai jau po to ir ne kartą teko susitikti. Jis toks žmogus buvo labai patriotiškas, labai pergyveno dėl mūsų valstybės, dėl to, kaip jinai grobstama, kaip privatizuojama, jis tos dalykus puikiai žinojo. Ir jam labai skaudėjo būtent, kad kai jisai tuo metu nusileido, jis labai gailėjosi, kad nusileido, kad leido tą padaryti, nes ten, matai, taip reikėjo ir dėja, aš matau, kad ir dabar dažnai yra taip, kaip reikia, reiškia. Ir mes čia dažnai taip imituojam tą demokratiją. Dar apie tos tarybos rinkimus prisiminiau vieną epizodą ir tokį argumentą patį savo. Aš paskui žiūrėdavau į tą sąrašą 220 Seimo narių, iš kurių buvo renkami tie 35. Taip. Ir jūs galit patys pasitikrinti. Eikite į sąjūdžio puslapį Wikipedijai, paimkite tą 220 pavardžių ir patys pagalvokit, ar jūs dėsit pliusą prie pavardės žmogaus, kur jums nieko nesako. O į tą Seimo tarybą, tie 35, buvo išrinkta keletą žmonių, kurių ir dabar nelabai ką žino, kas jie tokie. O to labiau tada, tai kaip kurie dabar pagarsė, bet turėkite omeny, kas tada darėsi. O įdomu, kokie iš to 220, kur tikrai turėjo būti, bet nepateko, apie jūs jau apkalbėjom, kas dar tokių buvo žymesnių žmonių, yra minimas Audrius Butkevičius, yra minimas. Bet nepateko jis. Nepateko, ne. Nes jis buvo tremtinių draugijos pirmininkas. Taip. Ir jis buvo šiek tiek jau žinomesnis, suprantat. Ir kai pasižiūri, kad ten yra žmonės, kurių aš ir dabar kaip kurių nežinau, kas jie tokie. O netgi ir tie, kur dabar jau garsus, tuo metu jie dar nebuvo garsus. Gilnai psichologiškai žmogus, turėdamas sąrašą pavardžių, jam reikia prie 35 padėti pliusą. Šitą pavardė tau nieko nesako, tu nedėsi tikrai pliusą. Bet, kaip sakiau, aš ten nusikaltau sąjūdžio suvažiavime. Gavau tas mašinas saugumo prie namų. Nu, o paskui atėjo rinkimai į aukščiausią tarybą. Suvažiavimas buvo 88 metais, o rinkimai 90 vasario mėnesį. Ir žiūrėkit, toks įdomus momentas tiesiog. Rinkimuose nuo sąjūdžio Kaune, kaip kurie žmonės neturėjo jokių kontrkandidatų. Jie buvo vieni apygardai. Prieš mane buvo iškelta keletą, nežinau, 7 ar 8, tame tarpe gana garsus žmonės Kaune, suprantat.
Kitaip sakant, aš tą vertinu kaip bandymą sustabdyti. Sustabdyti tada nepavyko. Tapau aš tuo aukščiausios tarybos nariu ir nesigilinant ten į daugelį kitų dalykų, grįžkim prie konstitucijos, kurios metinės bus 25 spalio. Metinės dėl to, kad referendumas buvo tada. Taip, rytoj. 92 metais spalio 25. Ir čia jau kaip atsitiko? Praėjus metam pusantrų, aukščiausia taryba pradėjo skilt, buvo ta garsioji opozicija, kai išvedė žmonės po pralaimėto referendumo gegužės mėnesį, prezidentinio to vadinamo referendumo, jie pralaimėjo, išsivedė žmonės, jų nebuvo, buvo išėję. Vienu žodžiu, aukščiausia taryba ėjo į pabaigą. Aš jau aiškiai mačiau, kad darbas baigsis pirmailiais rinkimais, taip mes ir išsivaikščiosim, nieko tokio, kažkokio tokio esminio taško nepadėjo. Ir man kilo mintis, kad reiktų tada paruošti konstitucijos projektą ir pateikti į visuomeniai referendumą. Ir aš paruošiau įstatymą, kuris vadinosi dėl Lietuvos konstitucingumo raidos. Šitame įstatyme buvo numatyta seka veiksmų, sudaroma komisija, jinai paruošė projektą, iki datos buvo surašytos tiksliai, iki kiek viską reikia padaryti ir pateikiamas projektas balsavimui, referendumui. Reikia paminėti, kad ta garsiausia pavardė buvo kategoriškai prieš šitą įstatymo projektą. Kategoriškai prieš, čia galima būtų labai pikantiškų detalių pasakot, kaip tas buvo bandoma nepraleisti visą šitą reikalą. Bet daugumas tuometinių Seimo narių nesuprato, kas čia blogo konstituciją paruošti projektą. Čia matyt, kadangi ne mano idėja. Galima daryti tokią prielaidą. Kad čia galbūt pagrindinis motyvas. Galbūt, aš nežinau. Bet kuriuo atveju aš laimėjau šitą mūšį. Įstatymas buvo priimtas, komisija buvo sudaryta, aš tapau tos komisijos narių konstitucinės. Ir jau, matyt, galiu pasigirti turbūt, kad čia yra mano turbūt didžiausias darbas kaip Seimo nario. O gal ir apskritai gyvenimo, net nežinau. Nes konstitucijoje yra keletą dalykų, kur yra tiesioginis mano nuopelnas ir darbas. Tai pirmiausia, pati preambulė. Pradiniam variante preambulė buvo parašyta Lietuva 13 amžiuje sukūrusi valstybę, dabar jinai jau ten atstato. Taip. Aš tada ir sakau kolegoms. Visa Europa vakarų valstybė sukūrė ten 3-4 amžiuje, o mes 13. Kažkai laukiniai tokie patys paskutiniai. Brunoną nužudėm prieš 1000 metų. Ir tai jau taip, ir tai jau Lietuva minima, ar ne? Vienu žodžiu, aš radau argumentų, kad kam čia mums dabar patiems savo daryti blogiau. Tuo labiau, kad istorija yra toks dalykas keblus. Kas ten, kada tą valstybingumą sukūrė, čia didžiulis klausimas iš tikrųjų. Ir aš pasiūliau formulę kompromisinę. Prieš daugelį amžių sukūrusi savo valstybę, o Vytenis Andriukaitis pridėjo ir remiasi Lietuvos statutais. Ir šiandieną jūs atsidarykit konstituciją, taip ir yra parašyta. Lietuva prieš daugelį amžių sukūrusi valstybę. Tai yra mano grinai formuluotė, pasiūlyta komisijos nariams ir priimta. Kitas svarbus žingsnis, mano supratimu, tai tuo metu buvo svarstoma, ar Lietuvos tauta kūrė valstybę, ar lietuvių tauta kūrė valstybę. Taip jau atsitiko, kad aš buvau skaitęs Riomerio knygas. Riomeris tai garsus teisininkas Smetonos laikų, konstitucinės teisės specialistas. Aš tas knygas turėjau, leidimą Smetoninių laikų. Ir aš tą savoką skyriau. Ne visi tuo metu tą savokas ir skyrė, suprantat. Ir kažkaip Lietuvos tauta, kas čia ta Lietuvos tauta, lietuvių tauta, ir šiandien yra lietuvių tauta liko. Ir 47 straipsnis, tai apie žemės pardavimą užsieniečiams. Kad Lietuvos žemė priklauso tik Lietuvos piliečiams. Kitaip sakant, draudimas užsieniečiams pirkti žemę. Tai irgi buvo mano suformuluotas straipsnis. Ir tam straipsniui buvo pasirinkta maksimali apsauga. Norint keisti būtent šitą straipsnį, vienas Seimas turi pradėti, o kitas turi patvirtinti, kitas išrinktas.
Na, jie iškrapštė paskui per 2 seimus, iškrapštė, nes buvo poreikis toks, atėjo reikalavimas ir buvo iškrapštytas. Valdoma demokratija veikia. Taip. Ir taip konstitucija pradėjo galiot ir per šitos 30 metų daugelį kartų buvo atakuota ir įveikta. Ir įveikta. Tai kaip dabar savijauta, matant, kad tai kalba, ten laužama, tai prievarta medicininė, tai žemės dabar artėja, turto apmokestinimas, faktiškai nacionalizacija galima. Suprantat, daug sykių esu per šitos 30 metų sakęs tai, ką dabar pasakysiu. Pačios teisės normos savaime neveikia. Niekur ir niekada. Teisės norma veikia tik tiek, kiek yra politinės valios laikytis tų teisės normų. O kartais susiklosto aplinkybės, kad galima jas sulaužyti, galima jų pavyzdžiui, mūsų stojimas į Europos Sąjungą. Buvo sulaužyta bet kokia konstitucinė teisė, bet kokios rinkimų normos, 2 dienos referendumas, specialus įstatymas, milteliai, ten alus. Jeigu taip normalioj būsenoj, toks referendumas būtų laikomas neteisėtu ir būtų nubausti netgi tie, kuri alų pilstė. Taip, kuri tą alų leido pardavinėti, suprantat. Bet tuo metu visuomenė norėjo tapti ES nare ir užsimerkė prieš tos pažeidimus. Kad išliūrės, užsimerkėm išliūrės. Taip, kitaip sakant, nebuvo politinės valios didžios daugumos visuomenės laikytis šitų normų, nes noras tapti ES nare buvo didesnis negu noras laikytis teisės normų ir viskas. Ir taip yra visur ir visada. Mes ir iš Tarybų Sąjungos išstojom. Ir čia atvirai kalbant, taigi visi tą žinojo, visi tą matė, tą girdėjo ne kartą, bet sakė, tuo metu taip reikėjo ir visiems reikėjo, ir viskas. Aš taip turiu omeny, sakydamas, kad nėra politinės valios laikytis. Ir yra daugelis tokių dalykų, dėl to dar sykį sakau, teisės norma neveikia pati savaime. Ir kartais reikia pakovot, kad jos priverst kitus laikyti. Čia ne pirmą ir ne paskutinį kartą ir ne tik Lietuvoje tas nuolat. Tik to, pavyzdžių neminėkim. Ir dabar pereikim prie nekilnojamo turto mokesčio, kuris irgi tam tikrą prasme pažeidžia konstituciją, nes yra turtas neliečiamas ir taip toliau, ir taip toliau. Argumentų yra kalnas, aš jų nevardinsiu, visi juos jau žinome. Porą tik pasakysiu, kur mažiau yra akcentuojama, tai, sakykime, investicija į nekilnojamą turtą šiuo metu duoda iš nuomos to turto 4, 5, 6% gražos. Ir tai kitaip sakant, tas 4 procentų mokestis, tai yra, tu pats iš savęs nuomojas būstą. Per 25 metus tu sumokėsi 100% būsto kainą. Kitaip sakant, tu tampi nuomininkas. Ne savininkas, o nuomininkas pačio savo būsto. Bet čia yra argumentai žinomi, akivaizdus. Aš norėčiau įvardinti keletą mažiau akivaizdžių argumentų, kodėl nereikia šito įstatymo. Bet prieš juos išvardindamas tokia nedidelė įžanginė pastaba. Kaip minėjau, pasaulyje retai kas vyksta, jeigu kas nors to neorganizuoja ir neapmoka. O jeigu ir vyksta spontaniškai, tai greit užgesta. O jeigu yra ilgalaikis procesas, kažkas turi tą viską palaikyti. Tokia yra dėsnė, ar ne? Kitaip nebūna. Tai kelia dažnai žmonėms tokius, jie nenori sutikti su šituo. Jiems norėtųsi galvoti, kad žmonė yra labai gera tokia, angeliukai skraido, nieks nieko. Kas įdomiausia dainiau? Buitiniam lygiai. Kiekvienas kūrė visokiausias intrigas prieš kaimynus, prieš giminės, ten versle konkuruoja, bet pakelt visą tą į valstybinį lygį jau neišeina. Čia yra susiję vėlgi su žmonių psichika, jam neužtenka keliamosios galios smegenų suvokti tokius dalykus. Kaip pavyzdys tiems, kuriems tai, ką aš paskui pasakysiu, atrodys iš fantazijos srities. Prieš 30 metų, jeigu kas būtų pasakęs, kad vaikas gali keisti lytį 7-8 metų ir tėvam nereikia pasakyti ir atsiras gydytojai, kurie tą darys,
tai būtų arba į durnių ligoninę išvežtas, arba suimtas ir byla jam būtų iškelta. Fantasmagorija gryna. Taip. Arba jeigu, sakykime, kas nors teiktų, kad aš šiandien jaučiuosi moterim ir leiskit man dalyvauti moterų bokse. Ir ten jas, taip sakant, doroti. Nu, tas pats būtų su tokiu žmogu. Būtų pasakęs, kad lyčių yra ten kiek 50, 100, 70, nu būtų tas pats efektas. Tai žiūrėkit, kas atsitiko tada? Negi galima įsivaizduoti, kad tai savaime pasidavo, nei iš šio, nei iš to. Vaikas sumanė pakeis lytį, masiškai svarbiausia. Taip nebūna. Žmonija tūkstančius metų gyveno be visų šitų reiškinių ir kažkodėl jie staiga atsirado. Dėl to atsirado, kad yra kas tą viską sugalvojo, stimuliuoja ir apmoko. Ir randa paskui tų, kurie jau kaip... Ir svarbiausia, knygą išleido ir aprašė viską, ką darys. Taip, nesiskaito. Ir neatsistebė, kad čia viskas vyksta. Atvirai yra pasakyta, tarp kitko, daugelis dalykų, o žmonėms yra sunku patikėti, kad taip gali būti. Aš emociškai net juos suprantu, man irgi taip atrodo. Aš skaitau, sakykime, to Švabo tekstus ir aš emociškai netikiu, kad taip gali būti. Tik protas mano supranta, kad viso tai yra planas, jis įgyvendinamas. Aš jau matau rezultatus viso šito reikalo. Taigi štai aš išvardinsiu keletą netokių akivaizdžių argumentų prieš nekilnojamo turto mokestį. Jie yra nukreipti šiek tiek į ateitį, tai nebus iš karto matomi rezultatai. Bet turėkite omeny tai, kad kas prieš 30 metų atrodė neįmanoma, dabar jau yra visiškai čia, šalia mūsų, jau vyksta viskas. Tai pavardinsiu. Pirmas. Lietuvoje nekilnojamo turto savininkais yra apie 90% Lietuvos piliečių. Mes esame lyderiai Europoje. Lyderiai. Panašiai dar yra Latvijai, panašiai Estijai, Lenkijai šiek tiek. Pavyzdžiui, Vokietijai mažiau negu 50% vokiečių turi nekilnojamą turtą. Tai palyginus su vokiečiais mes beveik dvigubai turtingesni ta prasme. Ir ko gero tai yra vienintelis turbūt dalykas, kuriame mes pirmaujam Europos Sąjungoje. Tai dabar žiūrėkit, kada Borelis sako, kad yra rojus ir yra džiunglės pasaulyje. Tai tie rojaus gyventojai žiūri aplinkui ir jie mato tokius jų manimų, kaip jums atrodo jų manimų. Jam atrodo, kad čia teisingai, kai vokietis neturi nekilnojamo turto, o lietuvis turi. Kaip jiems atrodo vokiečiui, kaip tas atrodo, iš vokiečių taško žiūri. Atsistebėti negali. Jie atsistebėti negali. Ir kokios mintis, įsivaizduokit, jūs vokietis, žiūrite kažkokius pakraščių gyventojus, turinčius visokių namų. Dar kokių namų? Dar kokių namų? Kiemuose kokie džipai ten sustatyti. Ir ne tik tas, pavyzdžiui, teko man važinėti po Bavarijos miestus, miestelius. Tai ten, kad rasti tokių sklypų, kaip, pavyzdžiui, Balbieriški pas mus ar kokiam nors, nežinau, bet kur. Rajono miesteliuose sklypas 20 arų yra įprastas dalykas. Vokietijoje sklypas 20 arų, tai yra prabangos reikalas. Aš jau nekalbu apie didesnius sklypus. Tai tiesiog turėkite omeny, kad jūs esat gerokai turtingesni ta prasme už Europos vidurkį. Ir toli gražu ne visiems tai patinka. Toli gražu ne visiems patinka. Antras argumentas prieš nekilnojamo turto mokestį. Šiuo metu vakarų Europos šalyse jau yra planai sukurti, jau jie yra pagarsinti. Reikės renovuoti namus, kurie netitinka tvarumo reikalavimų. Jau čia ta žalioji religija veikia. Kodėl šito reikia? Vienas dalykas yra galimybė perimti nekilnojamą turtą, jeigu žmogus nepajėgus yra tą padaryti renovaciją. Antras dalykas tai yra įsukama komercija, nes reikės masę statybinių medžiagų renovacijai, darbo jėgos, darbo vietos, visai kiti. Ir visą tai apmokės ES gyventojai. Sumas yra baisios. Šitas viskas jau yra pagarsinta, planai sukurti. Tai dabar įsivaizduokit Lietuvoje, kur beveik visi namai netitinka tvarumo reikalavimų. Vat jums ir uždės. Pradžioj, sakykime, 1% bus visiems, o jūsų namas, kad būtų tvarus, 4%. Ta prasme, nedarysit tvaraus namo, gausit 4%. Ir dėl to pačio tvarumo. Čia irgi pavyzdys į tai, kaip žmonės keistai žiūri į pasaulį. Prieš porą mėnesių 1500 įvairių šalių klimatologų, 1500
įvairiausių pasaulio, su vardais, pavardėm, su pareigomis. Titulais, taip, ten visokie akademikai, profesoriai, ten Nobelio premijos laureatai, kas tik jūs norit. Jie kreipiasi į pasaulio visuomenę ir pasaulio vyriausybės atvirų laiškų, kuriame išdėsto argumentus prieš šitą visą žaliąjį kursą, sakydami, kad tai yra didžiausia apgaulė pastarojo šimtmečio, pasaulinio masto apgaulė. Nu, kaip žinot, mažai kas išgirdo, kadangi didžioji žiniasklaida yra tų kaip tik rankose, kurie ir stumė tos projektus. Jie viso šito nepagarsino. Ir tą informaciją galima gauti tik tose smulkiuose leidiniuose. Ir tai yra ne pirmas kreipimasis klimatologų. Yra galybė mokslininkų, kurie sako, kad čia yra visiškai klaidingas reikalas. Visiškai klaidingas. Niekas neneigia, kad klimatas nesikeičia. Klimatas keičiasi. To nieks neginčia. Bet ginčas prasideda, ar jisai šyla ar šala. Vieni sako, kad šyla, kiti sako, kad šala. O jau apie žmogaus įtaką šitai kaitai. Va čia visa esmė. Ką teigia šitie visi tvarumo adeptai? Kad kaltas žmogus. O klimatologai šitie 1500 sako, ne, žmogus čia apskritai smulkmė. Nu ir pakilkim šiek tiek aukščiau, pafilosofuokim. Ar galima iš vis tikėti, kad žmogus, būdamas tik priedas prie šito žemės rutulio, galėtų kažkaip esmingai pakeisti kūrėjo planus, kuris kūrė tą visą visatą ir čia kažkokia tai skrūsdėlės kažką, kai jos čia esmingai. Vienas ugnikalnio išsiveržimas išleidžia daugiau to CO2 negu visą tą žmoniją savo veiklos pagalba. Kita vertus, bet CO2 augalai neauga. Taigi CO2 yra reikalingas, kad žaliuotų viskas. Bet čia dabar nesigilinkim į tai. Tiesiog turėkite omeny, kad šitie tvarumo reikalai eis į priekį. Tas tvarumas, kaip pati savoka, jums dar va čia gerkliai stovės neužilgo visiems. Ir tie 4% bus labai gera priemonė privers žmonės arba atsisakyti savo būsto, arba sumažinti, arba išleisti milžiniškus pinigus, kad atitiktum šitos standartus. Trečias argumentas. Kaip žinot, į Europą plūsta migrantai, kasdieną tūkstančiais jie plaukia, eina, važiuoja ir taip toliau. Jiems trūksta nekilnojamo, būsto jiems trūksta. Tiesiog fiziškai nėra kur jų apgyvendinti. Kaip kuriuose Vokietijos miestus jau savivaldybių lygiai yra priimti įstatymai, įpareigojantis išnuomoti tuščius namus, butus, jau nebeklausia savininkų, nori to ar nenori. Jis yra priverstas tą padaryti. Kol kas jam dar moka už tai. Na ir vėl, jeigu jums atrodo, kad tie migrantai juda į Europą irgi va taip savaime vėjų papūtus, nu, tai labai naivus įsivaizdavimas. Jiems kažkas apmoka, jiems kažkas išleidžia brošiūras, ten yra surašyta, kur eit, ką daryti, kaip kalbėti ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi procesas yra organizuotas, už to stovi tam tikros jėgos, kokius tikslus jie gali kelti savo. Va, vienus jau mes matom. Kai tik Europą pabandė Palestinos-Izraelio konflikte kažkaip ne taip pasisakyti, va, tie visi iš karto ir buvo pakelti, ir šiandieną riaušės viso Europoje, o čia tik pradžia. Taip, kad turėkite omeny, kad kuo daugiau migrantų, tuo didesnis trūkumas būtų. Ir čia kaip ilgalaikė sprendimo priemonė, irgi su to siejasi, su to nekilnojamo turto mokesčiu dideliu. Na ir kaip išdava visų šitų, tokios firmos kaip BlackRock investicinis fondas, kaip Billas Gatesas ir panašus, kurie turi galybę pinigų ir neturi kur jų dėti. O šiuo metu, kai infliacija perkama galia mažina, yra suinteresuoti juos nukreipti į amžinas vertybės. O amžinas vertybės yra žemė ir nekilnojamas turtas. Tai šiuo metu, sakykime, Jungtinėse valstijose yra supirkta milijonai būtų ir namų, va šitų milžiniškų korporacijų, ir amerikiečiai tampa nuomininkais pačių savo būstų. Jie tada pakliuvo į tą bėdą, kai bankai dalino visiems kreditus, paskui viskas, ta piramidė žlugo, bankai iš jų atėmė tą turtą, pusvelčiui buvo supirkta visą šitą. Taip, kad vėl grįžtam į pradžią, kai žiūrima nuo kalno į Lietuvą, kur 90% yra savininkų, visokie norai turėtų kilti iš tų žmonių pusės, kurie turi galybę pinigų ir jos reikia kažkur investuoti.
Tai štai tokie būtų argumentai dėl nekilnojamo turto. Turėtų kilti klausimas, o kodėl, sakykime, taip atsitinka, kad visa Lietuva, arba didžioji konstitucinė dauguma yra prieš nekilnojamo turto mokestį, o Seimas vis tik eina prieš daugumą. Ir Seimo dauguma yra kitokios nuomonės negu rinkėjų dauguma. O viena iš priežasčių yra tame, kad pati rinkimų sistema sudaro sąlygas patekti į Seimą, sakykime, 5% naivių žmonių, gudrių, ten kažkokių apsukrių. Jie ten sugalvoja kažkokį projektėlį, gražiai pakalba, apgauna tą rinkėją, jis nubalsuoja ir 5% tų, 5 tų, jau jie turi daugumą. O ta dauguma per 30 metų taip ir nesugebėjo suformuoti savų atstovų, nei partijos, nei kažkokios politinės jėgos. Na ir čia matyt reikėtų pasakyti, kodėl šitaip yra. Kodėl būtent tai balsuoja žmonės. Žiūrėkit, kiekvienas iš mūsų turi savo pasaulio vaizdą susikūręs galvoje. Ar jūs, ar aš. Visi, be pasaulio vaizdo žmogus negali pragyventi nė dienos. Tas pasaulio vaizdas pas vieną yra arčiau realybės, pas kitą toliau nuo realybės. Realaus vaizdo pasaulio neturi greičiausiai nei vienas šio pasaulio žmogus, nes per daug yra sudėtingi reiškiniai, per daug povandeninių visokių tėkmių, interesų konfliktų ir taip toliau. Bet, iš tikrųjų, juk skiriasi. Ką jums čia paminėti, kokius pavyzdžius? Kad ir tie patys tos pačios lytis. Turbūt tas, kuris įžiūri 100 lyčių, yra toliau nuo realybės negu... Šimonytė pasakytų, kad ten 1000 plaukia upėje lyčių. Apie tai savo gal pašnekėkime. Jinai taip išsisuks, čia taip reiškia žodžių žaismas, čia visa kita. Bet faktas tai yra. Šiandieną jau kaip kurie ministrai sako, aš ne ekspertas. Jis jau nebežino, kokios lyties jo žmona. Taip, kad žmogus eidamas balsuoti, jis atsineša savo pasaulio vaizdą ir jis balsuoja už tuos, kurie atitinka jo pasaulio vaizdą, bet tai nebūtinai yra teisybė. Ir yra nustatyta jau tų pačių psichologų, kad apie 80% kiekvienos visuomenės žmonių susiformavę savo pasaulio vaizdą, pas to nuomonės nekeičia. Net yra knyga išleista, taip ir vadinasi, kodėl faktai nekeičia nuomonės. Kodėl taip yra? Žmogiškai aš suprantu, jeigu žmogui apie 50-60 metų, įsivaizduokit, o net ir 40. Ir jis visą gyvenimą kūrė tam tikrą savo koordinačių sistemą, gėrio blogio ašis, jam jau yra aišku, kas gerai, kas blogai, kur tamsa, kur šviesa. Ir jūs jam dabar argumentų pagalba sugriausite šitą pasaulio vaizdą. Tai jam reikės nuo rytojaus viską iš naujo pradėti. Tai yra tiesiog pavojus jo egzistencijai. Ir jis į tą savo vaizdą įsikips visom 4 ir jūs darykit, ką norit, jis negirdės nieko. Ir jūs tokius žmonės pažįstate. O tarp kitko, jie žiūrėdami mus irgi tą patį sakys. Jie lygiai tą patį pasakys ir apie tuos, kurie kitokį turi pasaulio vaizdą. Beje, iš čia ir konfliktas kyla. Ir taip susiformuoja didelės grupės žmonių, turinčios absoliučiai priešingą pasaulio vaizdą. Argumentų vieni kiti negirdi, vieni kitų, ir belieka spręsti tada jėga visą šitą. Ką mes dabar matom Izraelio-Palestinos konflikte. Konflikto pradžia yra, beje, 19 amžiui. Iš Vilniaus kilo idėja. Čia gyveno žydų ideologai, Vilniuje. Bet jie tada... Kurie sugalvojo, kad reikia atkurti Izraelio valstybę, pradėjo supirkinėti smėlynus tenai Palestinai. Ja. Bet ir Palestinos valstybė jie tuo metu numatė, kad turėtų būti, bet taip ir neatsirado jos. Tai jau čia kita istorija, bet aš tik sakau, kad konfliktas buvo tada pasėtas, šiandieną jis yra praktiškai neįsprendžiamas ir sprendimas bus jėga. Ir taip visada ir visur būna. Kitaip šitam pasauliu tiesiog nebūna. Na ir kas yra blogiausia turbūt, ką aš supratau per šitos dešimtmečius gilindamasis, kas čia darosi šitam pasaulyje, kodėl taip darosi.
Ir kodėl rinkimai tokie, ir kodėl Seimas mūsų toks, ir kodėl tas mokestis stumiamas, nors dauguma absoliuti yra prieš. Dėl to, kad susigaudyt, kas vyksta, didelė dalis žmonių neturi tiesiog instrumento galvoje. Ir daugam atrodo, kad jeigu aš baigiau kažkokias studijas, net ir politologijos, tas jau politologijos žinovas. Absoliučiai tai ne taip veikia. Jis gali gauti žinių, geriausiu atveju. Jeigu gera atmintis, jis tas žinias turės galvoj. Bet jomis operuoti, jas sudėlioti, matyti priežastingumą ir pasiekmes, čia reikia specifinio talento. Ir taip kaip yra talentas sporte, vienas bėga greitai, dauguma bėga vidutiniškai. 100 metrų dauguma nubėgs ten per kažkiek sekundžių. O yra tokių, kurie kai šaus. Ir ką, tiegi nekalti, kad jie nebėga taip greit kaip šitas. Vat jums yra atsakymas, bet šitą atkreipkite dėmesį, Dainiau. Vat šitas motyvas, kurį aš dabar bandau apšnekėti, absoliučiai niekur neliečiamas. Nes vakarų civilizacija eina priešingą kryptimį. Jinai teigia, kad kiekvienas gali tapti, kuo tik jis užsimanė. Tame tarpe ir vyras gali pasidaryti moterim. Tarybų sąjungai mesgi manėme, kad auklėjimas bet ką gali išauklėti. Tai mums paaiškėja, kad jeigu neturit gabumo, tai nieko nebus. Tarp kitko, jeigu jau palėtė Tarybų sąjungą, jinai kūrė tą tokį žmogų, stumė į viršų. Knygos buvo deficitas, lyg atrodė visi ten bibliotekas prisipirkė ir visa kita. Baigėsi Tarybų sąjunga ir baigėsi visas šitas auklėjimas. Ir pasirodė, kad viskas buvo kaip smėlio pilis subirėjo. Ir viskas grįžo vėl ten, kur ir buvo. Nes žmogaus prigimties nepakeisi, o kur yra visa bėda ir kur mes dabar gyvenam laikotarpį, ta bėdų ir jos bus dar didesnės, kadangi yra nuolat ir nuolat žmonijos istorijoje atsiranda žmonių turinčių ne tik fantazijas, bet ir galimybės jas realizuoti. Ir jie nori pataisyti šitą pasaulį. Jiems atrodo, kad jie yra rimtesni už kūrėją. Kūrėjas sukūrė, tu suprask, ką jis čia sukūrė, kokius jis dėsnius paleido. Ne, mes pakeisim viską. Ir va dabar mes gyvenam šitą laikotarpį, kad yra teigiama, kad nėra rasės, nėra tautos, nėra lyties, nieko nėra. Yra tik individo bet kokių norų tenkinimas. Va čia yra utopija, kuri mano supratimu žlugs, lygiai taip pat kaip žlugo ta tarybinė utopija, tik kuo jos skiriasi. Tarybinė utopija, komunistinė utopija, jinai teigia, kad mano manimu, kad žmogus yra geresnis negu gali būti. Ir jinai norėjo jį tokiu padaryti. Nu ir kaip rodė praktika, nieko neišėjo. Ir ta utopija žlugo. Dabartiniai globalistai, ir Švabas, ir visi kiti, jie žmogų daro blogesniu negu jis yra. Jis nėra toks blogas, jis nenori savo vaikų žaloti masiškai, jeigu jiems neteikt per specialiai apmokamus žurnalistus, kad tai yra gerai. Nu, joks tėvas savo vaiko nežalos, suprantat čia. Ir anksčiau ar vėliau šitą supras visi. Ir dėl to ta utopija greičiausiai žlugs. Bet kol jinai žlugs, kažkokį tai kiekį karčių vaistų reikės išgerti. Bet ketvirtadienį, tai yra gana lokalus reikalas kol kas. Ir tas nekilnojamo turto mokestis kol kas dar yra mūsų čia viduje pakeičiamas. Ir jeigu žmonių ateitų pakankamai, mes galėtume padaryti šiokį tokį stebuklą. Ir priverst bent jau atidėti. Aš manau, kad po to bus milžiniškas spaudimas iš centrų, kad tas mokestis vis tik būtų priimtas. Bet, kaip rodo ir Vengrijos pavyzdys, ir Slovakijos dabar pavyzdžiai, galima pasipriešinti. Čia ne tik spaudimas, čia ateina ir pinigai iš paskos, iš Europos, kurių galima negauti, jeigu tas nebus priimtas įstatymas. Ir tie, kurie tos pinigus jau mintise pasidalino, jie dabar viską padarys, kad prastumti šitas pataisas. Aš tik noriu pasakyti, kad nors žaidimas yra grandiozinio masto, tai aš turiu omeny tos geopolitinius žaidimus, kurie dabar vyksta. Konfliktas yra epochinis. Baigėsi dominavimas kelių šimtmečių, kad keletą šimtmečių dominavo pasaulyje
Praktiškai anglosaksai. Ir šiuo metu šitam dominavimui iškilo pavojus. Jie stovėjo piramidės viršūnė ir jie nori ten išlikti. Ir visi tie konfliktai, kurie dabar vyksta pasaulyje, tai ir yra šitos piramidės paseka. Jie ten buvo ir suprantama, jie nori, ir mes taip pat irgi darytume jų vietoj. Jie stengiasi išlikti tuo, kuo buvo pastaruosius keletą šimtų metų. Bet, nežinau ar verta pasakyti, bet... Paskui bus per vėlų. Ne dėl to. Jūs taip pat pasakysit, reikia kalbėtis, reikia aiškyti, reikia žmonėm aiškyti. O aš tada jums pasakysiu tokį, liūdną tokią išvadą. Lietuvoje buvo kelios pavardės, kurios man, jaučiau įsipareigojimą paskaityti, jeigu jie kažką parašo, pašnekėjo, susipažinti. Kelios pavardės buvo. Per šitos 2 metų jie visi taip pasisakė, kad aš daugiau jų nebestebiu. Jie parodė, kad nepajėgus yra suvokti viso sudėtingumo problematikos, kuri šiuo metu susiklostė pasaulyje. O kad šitą suprast, kad susivokti reikia suprasti finansų sistemą. Reikia suprasti interesus atskirų valstybių. Reikia žinoti istoriją. Reikia žinoti, kaip, pavyzdžiui, reikia pirmiausiai žinoti, kaip atsirado, kad nors maždaug suprastumėt, apie ką aš šneku. Kai jūs vaikštot Londono gražiosiam gatvėmis 19 amžiaus, gražūs statiniai, teko ten London City, ten kur yra. Jūs iškelkit savo klausimą. Kokiu būdu jie čia atsirado? Jeigu jūs tą klausimą iškelsit, jūs suprasit, kad tai buvo tie statiniai atsirado ant kiniečių opimo rūkimo, ant afrikiečių kraujo ir prakaito ir mirčių ir panašių reiškinių. Didžia dalim. Ir kai aš skaitau mūsų, tų tokių jau, kurie save laiko jau tokiais jau žmonėmis suprantančiai, kas vyksta, aš skaitau ir aš matau, kaip jie neįvertina šitokios informacijos, šitokių duomenų. Taip lyg tas pasaulis neegzistuotų. Pavyzdžiui, Indijoje buvo 42-43 metais berods, 20 amžiaus, buvo organizuotas milžiniškas badas. Milijonai mirė ten žmonių Indijoje. Ir čiagi vardink. Taip, kad pasaulis yra kupinas begalinių žiaurumų, begalinio kovos už būvį. Ir tas yra šimtmečiai. Ir nieks nepasikeitė. Ir dėl to, norint suprast, ką daryti Lietuvai šiandien, kur mes atsidūrėm, reikia matyti visą tą vaizdą, realų vaizdą, ne vieną tik tais fragmentą, bet maksimaliai, kiek jau išeina. Jūs galėtumėt paklausti, o ką Lietuvai daryti, ne? Čia prieš 3 turbūt mėnesių signatarų diskusijų klube dariau pranešimą. Pakviestas padaryti pranešimą. Būtent tokiu klausimu. Išdėstėm problematiką, visą kitą, ir paskui sutinka visi, problemam, taip, dauguma sutinka. Paskui klausim, tai ką siūlai? Prieš pradėdamas savo siūlymus, aš jiems sakau, įsikibkit į kėdės tvirtai, nes tą, ką aš pasakysiu, galit paskui neatlaikyti, nukrisit. Ir aš pasakiau, ir taip ir buvo. Suprato, ką aš noriu pasakyti, tik keli žmonės. Dauguma, tu ką? Ir vėl grįžtu į pradžią ir į pačią pagrindinę problemą, kodėl viskas yra taip, o ne kitaip. Tie žmonės, kurie suprato, apie ką aš kalbu, signatarų klube, ir prieš 30 metų suprato. O kurie piktinosi, ir prieš 30 metų piktinosi. Praėjo 30 metų, praeis dar 40 metų, jie nepasikeis. Niekas nesikeičia, nes žmogus gimsta su smegenų struktūra. Tas, kas turi absoliučią klausą, jis ją turi visą gyvenimą, kas neturi, neturės niekada. Tas, kas brėžia apskritimą iš rankos tobulą, žinot, yra žmonių tokių. Iš rankos brėžia tobulą apskritimą ir jis visada mokės įbrėžti. O kas nemoka, niekada nemokės.
Ir dėl to, kai jūs eisit į rinkimus, tiek prezidento, tiek Seimo, ne jūs, bet aš kreipiuosi į žiūrovus, jūs turit galimybę nors šiek tiek palengvinti ir savo, ir mūsų visų gyvenimą. Interneto epochai galima pasižiūrėti, kas mažiau klydo. Atsisukit metus, 2, 10, 20 atgal. Pažiūrėkit, kas ką kalbėjo. Kas iš to, ką jie kalbėjo, pasiteisino, kas ne. Bet pas mus, aš nepaminu, kad apie tai būtų kalbama, kas sakė ir kas iš to išėjo, bet negi pasaulyje niekur taip niekas nerezimuoja, nesumuoja, nepatikrina, ne? Dainiau, neapsimoka. Jau 20 amžiaus viduryje politologinės knygos, kurias man teko skaityti, jau jos tada sakė, kad demokratijos nėra ir būti negali iš principų. Čia ne mano teiginiai. Tai yra vakarų politologų, filosofų, politinių knygos, parašytos prieš 100 metų. Kadangi žmogus savo masiai, va tas vidutinis žmogus, jis nepajėgus yra atskirti, kuris iš kandidatų bus jam naudingas. Nes jis pirmiausia nelabai pats suvokia, kokia ta jo nauda turėtų būti, kur čia jam bus gerai, kur blogai. O dar atskirti paskui iš tų kelių kandidatų, kuris jo norus atitiks. O tie kandidatai plus dargi vaidina, apgaudinėja, saldžiai žuviauja ir taip toliau. Ir nuveda klystkeliui. Svarbiausia, kad tie kandidatai turi pasakyti, kad tavo gerovė žmogaus yra tavo rankose. Aš tau galiu leisti kai ką daryti arba neleisti daryti. O žmogus, ką tu leisti? Tu man turi duoti kažką. Tai duoti. Tai turi atitikti pasaulio vaizdas. Rinkėjo ir to, už kurį jis balsuoja. Bet mes jau sutarėm, kad daugumos pasaulio vaizdą formuoja žiniasklaida ir nukreipia visiškai į nerealius dalykus. Galim paminėti galbūt tokie itin ryškus pavyzdžiai mūsų prezidentai, tiek dabartinis, tiek buvusiai. Viena, kai Brazauskas atsiskirinėjo 89 gruodį nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos, jinai su juo nenuėjo. Jinai liko su, vadinama, nakinė. Burokevičiu. Vadinasi, žmogus nesuprato, kad Tarybų Sąjunga baigėsi. 89, kai jau sąjūdis tiesiog, jau buvo aišku, kad čia bus naujoji valdžia, jokios abejonės nebuvo, daugumai žmonių, kad, ant tiek akivaizdu. O buvo žmonių, kuriam tai nebuvo akivaizdu. Tai dabar jūs man atsakykit, ir savo ir man atsakykit. Jeigu žmogus 89 sąjūdžio klestėjimo laikotarpiu nesupranta, kuo viskas baigsis, tai dabar jisai ką, geriau supranta. Tai jeigu tada nesuprato, tai reiškia pas jį nėra to instrumento galvoj. Jis ir dabar klaidingai viską supranta. Bet kandidatų sąraše norisi būti. Ir paimkim dabartinį. 88 aš stoju į sąjūdį, o jis stoja į komunistų partiją. Man aišku, kuo viskas baigsis. Aš nebūdamas nei spaliukų nebuvau, nei pionierium, nei komjaunuolių, nei komunistų. Bet aš jau supratau, kad atėjo nauji laikai. Aš ateinu iš karto pirmą bangą, aš šito laukiau, aš visiems draugams sakiau, kad mes sulauksim tokio laikmečio. Man nebuvo jokių abejonių, kad aš matysiu žlugimą Tarybų Sąjungos. Ir viskas, o kitas mano bendramžis tuo metu stoja į komunistų partiją, tikėdamasis ko? Vadinasi, tiek vienas, tiek kitas nesusigaudė sąjūdžio laikais, kas vyksta pasaulyje. Tai kodėl jums atrodo, kad jie dabar susigaudė? Kokiais argumentais jūs savo dabar įrodinėsit, kad jie dabar supranta geriau situaciją, pavyzdžiui, už mane? Kokiais argumentais? Ir jeigu jūs balsuojate už tokius žmonės ir dabartinių kandidatų šviežių, kur čia pasipylė prezidento rinkimuose, lygiai tas pats. Tai pažiūrėkit, ką jie darė visai nesenai. Ten vienas kitas iš jų tokie jau ryškesni kandidatai. Taigi visai nesenai pažiūrėkit, ką jie darė. Ką jie kalbėjo, su kuo jie buvo, už ką jie buvo. Tai ko jūs iš jų tikitės? Bet aš suprantu žmonės. Žmogiškai aš jau suprantu. Jie nori būti su dauguma. Jie nenori girdėti nieko, kad griautų jų tą pasaulio vaizdą, nes jiems taip ramiau. Taip ramiau. Ir dėl to belieka tikėtis, kad jie ateis, bet už savo būstą pastovėti ketvirtadienį. To ir palinkėkim. Taip. 26 spalio, 11 val. Prie Seimo.
Arba. Taip. Jeigu neteisite, tai taip ir pasibaigs viskas. Taip. Bus kas apsigyvena jūsų būstuose. Bus. Būkite ramus. Tai ačiū Rolandai, ačiū, kad mūsų žmonės klausosi. Na ir tikėkime, kad ne paskutinį kartą šnekam. Bus galimybė palyginti, kas ką sakė ir kas iš to išėjo. Taip.